Renginiai Alytuje. Kas, kur, kada. FM99 studijoje prie mikrofono Eglė. Laikas, mėlyjeji, mums sužinoti, kokie renginiai pietų Lietuvoje vyksta, kada, kur, kad galėtume apsilankyti ir puikiai praleisti laiką. Pavasaris prasidėjo, tai tikiuosi ir nuotaika tikrai pavasarinė. Na, o kalbant apie renginius, kurie mūsų laukia artimiausių metų Dzūkijos sostinėje Alytuje, tai šiandien 17:15 minučių Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras kviečia pasikalbėti apie tai, kas šiandien svarbu ir Lietuvai, ir pasaulį, tad jeigu svarbu ir jums, būtinai užsukite 17:15 minučių į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką. Antradienį Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pasauliniai klausos dienai skirta praktinė paskaita bendruomeniai, kaip išvengti klausos sutrikimų ir nemokama klausos patikra gyventojams. Na, o 18 val. Alytaus kultūros centre Garde Piezdorienės turas Davatka atkeliauja. Tad, na, jeigu patinka tokio žanro renginiai, 18 val. Užsukite į Alytaus kultūros centrą į Gardą. Savaitė įpusėjus, trečiadienis, tikrai turininga diena nusimato Alytuje, tad kviečiu suklusti, sužinoti, kasgi kurią valandą ir kur vyks, kad galėtumėte susiplanuoti. Surask ir fm99.lt. Taip, mūsų interneto svetainėje tikrai daug informacijos. Na, o tiems, kurie galite labiau klausyti nei kad skaityti, tai pasakoju, kad trečiadienį Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje skirtingose jo erdvėse vyks ne vienas renginys. Pavyzdžiui, jaunimo erdvėje džiaugsmo priešpietį senjorams, bingo turnyras, viktorina ir šildanti arbata. Na, o 17 val. Bibliotekoje gydytojos knygų apie mediciną autorės Robertos Ostapenkienės knygos Kaip pasverti tiesą pristatymas. Tai tokie renginiai, kuriuos kviečia trečiadienį Jurgio Kunčino viešoji biblioteka. 18 val. Alytaus miesto teatre galėsime sudalyvauti psichologinėje komedijoje spektaklyje apie santykius, porų terapiją. 18 val. Alytaus kultūros centro didžiojoje salėje dar vienas juoko kupinas spektaklis, nes atvyksta Domino teatras su nuotykių komedija Prie dangaus vartų. Tai toks trečiadienis kupinas renginių, juose lankykitės, o ketvirtadienį taip pat reikės gerai pasukti galvą, kur vis dėlto paskirti laiką ir kur apsilankyti, nes tikrai renginių vėlgi bus nemažai. Pavyzdžiui, Alytaus miesto teatre vyks spektaklis Tula pagal Jurgio Kunčino romaną. 16 val. Alytuje archeologijos muziejuje muziejininkė konsultantė Ineta Mikalonytė Stankevičienė kviečia į ketvirtadienio pavakarį, kuriame istorija. Tai tikrai jaukus pasibuvimas prie arbatos, pasibendravimas, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, taip ir šį laukia mūsų visų. 17 val. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje Algirdo Kumžos knygos Lietuviški karmos dėsniai, mano gyvenimo istorijos pristatymas. Taip pat susitikime dalyvaus kuksando meistrė, akupunktūros, fitoterapijos ir korėjiečių medicinos specialistė Toma Pagojutė Kumžienė. Tai toks tikrai turėtų būti labai įdomus susitikimas su Algirdu Kumža ir su Toma. 18 val. Ketvirtadienį Alytaus miesto teatre Iš širdies į širdį improvizacinis labdaros vakaras kartu su kito kampo aktoriais Audriumi Bružu, Kirilu Glušajevu ir maloniomis staigmenomis renginį organizuoja ir kviečia Alytaus Lions moterų klubas. Tai toks ketvirtadienis tikrai labai turiningas, margas Dzūkijos sostinėje Alytuje, kaip beje ir penktadienis, nes esame kviečiami į audiovizualių menų centrą, kur Alytaus muzikos mokyklos mokiniai mums surengs koncertą muzikos keliu. Čia skambės įvairių epochų bei žanrų muzika, kurią atliks Alytaus muzikos mokyklos mokiniai. Šiandien jie žengia svarbų žingsnį, ruošiasi rinktis muzikos specialybę aukštesnėse ar aukštosiuose mokymo įstaigose. Kanklininkė Liepa Jankauskaitė Vilniaus Tallat Kelpšos konservatorijoje, mokytojos metodininkės Editos Radvilavičienės auklėtinė, akordeonininkas Simonas Nastulevičius rengiasi studijuoti Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, mokytoja metodininkė Rūta Vaičaitienė, altininkė Bernadeta Vaitkevičiūtė renkasi studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Bernadetos mokytoja metodininkė Ingrida Krikščiūnienė. Taip pat koncerte girdėsime tarptautiniam konkursui besiruošiančius saksofonininką Ąžuolą Vaičaitį, mokytojas Paulius Adomaitis, fagotu gros Joris Gudelevičius, jo mokytojas Darius Stoskeliūnas. Visiems šiems mokiniams akompanuos Alytaus muzikos mokyklos fortepijono mokytoja koncertmeisterė Gerda Mikalauskaitė. Na, šis koncertas tai talentingų, gabių, darbščių mokinių muzikinė popietė, kur skambės ne tik kūriniai, čia skambės svajonės, valandos repeticijų, mokytojų pastangos ir aišku šeimos narių palaikymas. Taigi, penktadienį skubėkime į audiovizualių menų centrą pasidžiaugti jaunųjų, talentingųjų, alytiškių muzikantų atliekamą muziką. Na, o 18 val. Alytaus kultūros centro didžiojoje salėje nauja Liukabu programa, teatralizuotas koncertas Kosminė dėlionė. Renginiai Alytuje.
Kas, kur, kada. Kalbant apie renginius Alytuje ir kalbant apie savaitgalį Dzūkijos sostinėje, jis nebus labai gausus renginių, bet tikrai renginių bus, rasime iš ko pasirinkti. Tai pavyzdžiui, šeštadienį 18 val. Alytaus miesto teatre mūsų laukia spektaklis, koncertas Rudnosiukas ir jo moterys. Jeigu patinka spektakliai, jeigu patinka muzika, spektakliai, koncertai, nepraleiskite progos apsilankyti. Pirmąjį pavasario šeštadienį tai yra tas smagus šurmulys ir įvykis, kuris yra laukiamas turbūt daugumo žmonių ir aš aišku kalbu apie Kermošių, kuris Simne pirmąjį pavasario šeštadienį tikrai šurmuliuos kovo 7-ąją Simno miesto aikštėje, kur prisipildys šurmulio spalvų ir geros nuotaikos. Čia vyks tradicinis daugelio laukiamas Simno Kermošius, smagi tradicinė šventė, beje jau 27 kartą, įsivaizduojate, koks gražus skaičius, 27 kartą suburs tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, prekybininkus, Alytaus rajono gyventojų svečius iš visos Lietuvos, tai tikrai esame labai kviečiami, labai laukiami. Nuo 11 val. Simno miesto aikštėje šurmuliuos mugė. Čia galima bus įsigyti rankų darbo dirbinių, tradicinių kepinių, kulinarnio paveldo gardumynų, pavasariškų puošmenų ir kitų unikalių gaminių. Simno Kermošius kvies ne tik apsipirkti, bet ir pasimėgauti gyvą muziką, šventinę atmosferą ir linksmai praleisti laiką su šeima ir draugais. 12 val. Vyks oficialus Simno Kermošiaus atidarymas. Šventės nuotaiką kurs šokių kolektyvas Gojelis, liaudiškos muzikos kapela Punelė, Simnyčia, Klėtis kaipgi be jų. Renginio scenoje pasirodys Edmundas Kučinskas ir grupė Lietuvaičiai, kurie žada dovanoti žinomiausias ir publikai mėgstamiausias dainas. Aišku, visų atvykusiųjų lauks ne tik koncertinė programa, bet ir įvairios pramogos, gyvosios istorijos pristatymai, konkursai, loterija, staigmenos visai šeimai. Taigi Simno Kermošius tai šventė, kurioje susitiks ir tradicijos, ir bendrystė, ir gera muzika, ir smagios akimirkos, tad visi ir maži ir dideli, pasiplanuokime savo laiką ir galimybės vykti į Simną, kartu pasitikti pavasarį linksmai, bendruomeniškai, šventiškai. Tai dar kartą primenu, Simno Kermošius jau kovo 7 dieną nuo 11 val. Simne. Sekmadienį nuo 8 val. Dėmesio, Alytaus aerodrome šurmuliuos bagažinių turgelis. Pirmas šių metų bagažinių turgelis aerodrome. Pavasarį pasitinkame su šurmuliu, muzika, gera nuotaika, mainais, pardavimais, dovanojimais, tikėkimės ir vėl karštais blynais ir pabendravimais. Tai sekmadienį nuo 8 val. Moters dieną bus galima pasitikti bagažinių turgelyje. 17 val. Sekmadienį Alytaus kultūros centro didžiojoje salėje skambės akustinis Are Roma iš Tvano Kvik ir gitaros virtuozo Vadimo Kolpakovo iš Jungtinių valstijų koncertas Romų romansai sielai nuo Amerikos iki Lietuvos. Ir aišku, kino teatras Dainava visą savaitę ir darbo dienomis ir savaitgaliais, be jokių pertraukų, be jokių pauzų kviečia apsilankyti, pasimėgauti puikiais kino filmais, kurių gausu ir vėlgi Dainavos kino teatre. Aš kviečiu užsukti į kino teatro Dainava interneto svetainę kinasdainava.lt, kur jūs galėsite pasitikslinti, kurią dieną, kurią valandą, kurioje kino salėje vyksta koks kino filmas, kad būtumėte tikri, kad pateksite. Pavyzdžiui, esame kviečiami pamatyti labai daug filmų skirtų visai šeimai, animacinių, dubliuotų lietuviškai, pavyzdžiui, Šokliai. Arba galėsime pamatyti Gaut, visų laikų geriausias, Čarlis nuostabusis. Šį savaitgalį ir šią savaitę Dainavos kino teatre nemažai lietuviškų filmų, pavyzdžiui, Nuodas, tikrai labai gerai vertintas naujas lietuviškas filmas. Taip pat Kai nesitiki. Šeima į gamtą šią savaitę Dainavos kino teatre. Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes. Badautojų namelis. Šaukiu, rėkiu, keikiu. Taip pat tiems, kurie nebijo šiurpų ir baubų, Klyksmas 7 Dainavos kino teatre. Taip pat Sutikau žmogų, Vėtrų kalnas, Mados užkulisiai. Tai tikrai tik rinkimės, tik keliaukime, tik džiaukimės skirtingais kino filmais, kurie tikrai neabejoju pateisins įvairaus kino žanro mylėtojų lūkesčius. Tokia ta savaitė Dzūkijos sostinėje Alytuje. Geros nuotaikos ir gražaus pavasario mums visiems. Renginiai Alytuje. Kas, kur, kada.